bandom čia parodyti, kad Lietuva yra demokratiška valstybė, kad ir ten nėra tos žodžio laisvės. Kad pas Baltarusius jos yra daugiau. O kiek tai buvo susiję su NATO valstybėmis Lietuvoje, kad Lietuva yra viena iš NATO valstybių, su NATO kariais, buvo kažkokių tokių tekstų? Su NATO kariais buvo taip, kadangi užbėgant už akių, turbūt reikia pasakyti, kad aš jiems buvau kaip kalbanti lietuviška galva, kuri turėjo transliuoti tam tikras mintys, turbūt propagandos ar kam iki šiol dar nesupratau, kur tai buvo naudojama, nes aš išėjęs niekur to neradau. O tai jūsų kanalu jie to nerodė? Ką? Jūsų kanalu to nerodė? Ne, nerodė. Tai jie per savo kažkokius kanalus transliuodavo, kad yra apie NATO kareivius, kai Lietuvoje NATO kareiviai paskendo pelkėje, ten buvo toks jų inicijuotas reportažas, kad atvažiavę NATO kariai